Labadiena, aš esu Darius Baublys, snukerio treneris. Ir šioje video galerijoje jūs pamatysite snukerio pagrindus, pirmosius žingsnius, einant snukerio mokslo ir meno pažinimo keliu. Įžangoje aš norėčiau pasakyti apie tai, kad snukeris yra džentelmenų žaidimas, sukurtas džentelmenams. Ir pagrindinės taisyklės snukeryje yra tos, kad žaidžiant dviese priešininkas tampa teisėjų ir jo prievolė yra išminėti spalvotus rutuliukus, statyti juos į priklausančias vietas ir skaičiuoti oponentų įmuštų taškų skaičių. Taip pat jis negali jokiais būdais, pabrėžiu, jokiais būdais netrukdyti priešininkui žaisti. Nei krenkšėdamas, nei kosėdamas, nei bendraudamas prie kito stalo su pašaliniais žmonėmis, rodydamas nepagarbą savo varžovui. Snukerio tradicinė apranga per turnyrus yra marškiniai ilgom rankovėm, liemenė, kuri turi praktišką paskirtį, kad pasilenkę mes nepaliečiam kitų rutuliukų. Kišenėje laikome kreidą, su kuria patepam viršūnėlę, kad nenusileistų, ir peteliškė kaip kultūros ir pagarbos ženklas. Šiuose pirmose įvadiniuose vaizdeliuose man padės gerbiamas Vilius Šultė, labas, kuris šiuo metu yra vienas perspektyviausių Lietuvos snukerio žaidėjų, intensyviai besitreniruojantis ir šiuo momentu yra Baltijos snukerio lygos reitinge pirmoje vietoje. Taigi, sekančiam vaizdelėje mes pamatysime, nuo ko reikia pradėti.